Sveiki bičiulės ir bičiuliai, aš esu Aurimas Perednis ir čia yra speciali laida skirta Seimo rinkimams. Baltijos rinkimų apygarda. Šios rinkimų apygardos kandidatai šiandien svečiuose. Priminsiu, rinkimai spalio 13, kviečiu juose dalyvauti. Debatai yra apmokėti Vyriausiosios rinkimų komisijos. Kandidatai turi lygias galimybės pristatyti šiuose debatuose savo idėjas, savo poziciją, savo pažiūras, išsakyti savo nuomonę, pasiginčyti, aš tikiuosi, padėti geriau suprasti, kuogi vienas nuo kito skiriasi, ir klausimus šių debatų dalyviams rengė debatų vedėjas, jūsų nuolankus tarnas Aurimas Perednis. Tad pristatau tai, kas čia pas mus šiandien atvyko. Andrėjus Byčkovas, Lietuvos regionų partija. Sveiki. Sveiki. Taip pat su mumis Dovydas Palaima. Dovydas yra partijos Laisvės ir teisingumas kandidatas. Sveiki. Ir taip pat su mumis Irena Šiaulienė, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Sveiki. Na, o į šiuos debatus neatvyko Laisvės partijos kandidatas Aivaras Dailidė. Taip pat netvyko Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos kandidatas Dainius Kepenis ir Tamara Šuklina, Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos kandidatė. Didelis jūsų būrys eina į rinkimus, marga didelė kompanija, smagu, tai gal pradėkim, Andrėjau, nuo jūsų ir kodėl jūs nusprendėt kandidatuoti į Lietuvos Respublikos Seimą? Visų pirma, šios dienos situacija tikrai netenkina manęs kaip šalies piliečio ir tuo labiau, kad mūsų partijos pačiam pavadinime yra užkoduota jau, kad regionai, mes atstovaujam regionus, regionai šiuo metu yra pas mus kaip ignoruojami, viskas centruojama centruose ir būtent dėl šios priežasties, kad šios partijos politinės visos idėjos man labiausiai priimtinos, esu šios partijos narys ir nusprendžiau, kad galiu savo kompetencijas šalies gerovei skirti. Dovydai, kodėl kandidatuojat jūs ir kodėl manot, kad jūs geriausias iš viso didelio skaičiaus kandidatų? Taip, atstovauju partiją Laisvė ir teisingumas, sąrašo numeris 10, mano numeris sąraše yra 16. Esu verslininkas. Taigi išmanau puikiai mūsų verslo struktūrą, mūsų verslo aplinką, smulkų ir vidutinį verslą ir ypatingai savarankiškai dirbančius asmenis. Esu žmogus, kuris turi ilgametę patirtį veikdamas valstybės sektoriuje ir valstybės įmonėse. Teko prisidėti prie tokių strateginių projektų kaip SGD terminalas ar mūsų Rail Baltica. Taigi išmanau ir viešai sektorių bendradarbiavimą tarp viešojo sektoriaus ir privataus sektoriaus ir taip pat įvairių interesų derinimą. Šioje vietoje, kodėl nusprendžiau eiti, nes matau Klaipėdoje klausimus, kurie reikalauja sprendimo. Tai visų pirma, kaip atėjęs žmogus iš infrastruktūros, mano asmeninis tikslas yra tai, kad Klaipėda būtų kaip įmanoma labiau sujungta su kitais Lietuvos regionais ir tai neapima mūsų apgailėtinos būklės dabar esamos autostrados, turime ir naujo geležinkelio tiesimo planą, turime ir laivybą upėmis, kurią reikia žinoma skatinti, neatmetu ir oro transporto, tai yra tokie esminiai klausimai. Be to, Klaipėdoje yra labai daug apleistų pastatų. Taigi, mano esminiai prioritetai einant į rinkimus yra smulkusis ir vidutinis verslas, savarankiškai dirbantis asmenys, kurie generuoja ekonomikai naudą, bei infrastruktūros plėtra tam, kad mūsų Klaipėda būtų visapusiškai suimta su Lietuvos bei kitais Europos regionais. Dėkui. Irena Šiaulienė. Taigi, dar yra jėgų, yra patirties, yra žinių. Todėl tikrai jausdama stiprią komandą ir su šitą komandą kandidatuoju sąraše Demokratų sąjungos vardan Lietuvos, kurios numeris 11, mano numeris sąraše esu 27. Ir manau, kad savo patirtį tikrai dar galiu išnaudoti, jeigu rinkėjai bus palankus. Nes praėjusi kadencija Seimo vis tik tai neblizgėjo savo sprendimais, priimtais arba nepriimtais sprendimais. Tai, kad daugiau dėmesio buvo skiriama, sakyčiau, tikrai antraeiliams klausimams, o ne tas, kas svarbu yra verslui, kas yra svarbu ekonomikai,
nes nežiūrint BVP bendro vidaus produkto augimo, vis tik tai tendencijos rodo, kad galim susidurti labai su rimtais iššūkiais ir tai, kad vyriausybė, kuri nepraleidžia progos pasakyti, kad viskas Lietuvoje gerai ir viskas tik tai gerės, dėja nesugebėjo net įsisavinti tų lėšų, kurios skiria Europą per ekonomikos atstatymo ir gaivinimo fondą ir daug kitų priimtų sprendimų arba taip, kaip jie priimami, šitie sprendimai akivaizdžiai liudija apie profesionalumo stoką. Ačiū už jūsų lakoniškus trumpus pažintinius tokius CV trumpus apie tai, kodėl jūs siekėt kandidatuoti į Seimą. Žinot, žmonės renka ne tik kandidatus, bet ir tam tikrą prasme asmenybės. Jie nori geriau suprasti, kokie jūsų pomėgiai, ko jūs nemėgstat galų gale, kas jums gyvenime galbūt nepatinka veikti, o ką patinka vis dėlto. Gal, Andriejau, nuo jūsų pradėkim, žinot, nuo tokio paprasto klausimo, vienu sakiniu. Gyvenimas Lietuvoje geryn ar blogyn? Kaip jums atrodo? Manau, jis tikrai gerėja, bet nepakankamai tiek, kiek turėtų gerėti. Dovydai, jums kaip atrodo? Va, toks primityvus klausimas, kuris rinkėjui rūpi. Mano nuomonė, gyvenimas Lietuvoje tikrai, jeigu paimsim pastarąjį dešimtmetį, jis vienareikšmiškai pagerėjo, bet štai ką kolegė minėjo, ko aš pasigendu ilgalaikių sprendimų, kurie toliau tą gyvenimą gerintų. Mano nuomonė, didžioji dauguma dabar priimtų sprendimų yra trumpalaikiai, facebookiniai, tam tikrų asmenų, sakykime, savęs kelimui, bet iš tikrųjų Lietuvai ir žmonėm, kuris susiduria su labai didelėm problemom ir ypatingai demografinė problema, kas mano nuomonė yra šakninė Lietuvos problema, ir švietimas. Šitos problemos jos nėra sprendžiamos arba sprendžiamos kosmetiškai. Vienu sakiniu paprašiau, tai taip lakoniškai, jeigu galim, paskui išplėsim požiūrį, taip. Iš esmės turėtų gerėti, kai kuriuose sferose yra bendras įvaizdis ir net grįžus iš kitur, kad tikrai reikia pagirti mūsų tautą, kuri yra kūrybinga, darbšti, nori tvarkytis, bet deja, tie sprendimai, kurie padaryti tų tempų, kuriuos galėtų turėti Lietuva šiandien, deja neturi. Ir kas yra svarbiausia, be išvardintų demografinių problemų, kurios nėra sprendžiamos, vis tik tai socialinė atskirtis nemažėja. Supratau. Save laikot laimingų žmogumi, gal iš šito galo pradėkim. Laimė yra labai subjektyvus dalykas. Kaip jums atrodo? Pavyzdžiui, mūsų jaunimas save pripažino laimingiausiu Europoje, bet tai nereiškia, tai yra džiugu, bet kita vertus, tai anaiptol, ypač politikam, nėra, kaip sakoma, liudijimas, kad nieko daugiau daryti nebereikia. Kas, Dovydai, jums yra laimė? Save vadintumėt laimėjai? Laimės kūdikiu, kaip madinga sakyti, ar ne? Taip vadinčiau, nes esu sveikas, turiu nuostabią žmoną, turiu gražią šeimą, turiu mylimus tėvus ir vis dar turiu senelius. Tai dėl to aš be abejo save laikau apdovanotų Dievo žmogumi ir tuo labai džiaugiuosi. Visa kita laimė yra sukuriama žmogaus galvoje. Jeigu žmogus jis nėra laimingas, jam nepadės nei pinigai, nei statusai, nei Seimo nario mandatas. Tai save laikau laimingų žmogumi. Kas jums yra laimė, Andriejau? Man taip pat, kaip ir kitiem mano kolegom. Tai esmė tame, kad taip pat turiu šeimą, kuri yra tikrai nemaža vertybė. Ir šiai dienai taip pat ir tėvai gyvi, visi sveiki, visi laimingi, aš manau, tuo ir pasireiškia visą tai. Kokiu savo gyvenime profesiniu, pavyzdžiui, pasiekimu jūs labiausiai didžiuotumėtės, jeigu paklausčiau tiesiai šviesiai? Vienu, ne visa serija, bet kas jums atrodo, šitas gyvenimo mano epizodas yra pats svarbiausias? Arba pasiekimas, arba darbas. Aš manau, kad dar toks bus. Dar toks bus, kai pateksit į Seimą. Taip, dar tas ir yra siekiamybė. Niekada nereikia sustoti. Tai nereiškia, kad šiandien dieną jau save realizavau. Dovydai.
Kalbant profesinė prasme, turbūt būtų buvusi galimybė dirbti su SGD prekyba per mūsų terminalą, tai reiškia ženklios pajamos mūsų biudžetų įneštos per SGD prekybą. Žinoma, darbas Rail Balticoje, kuomet mes, sakykime, statybos darbus išplėtėme 3 kartus, tai reiškia projektas pradėjo judėti, ne tik žodžiais, padarėme ne vieną pokytį toje apimtyje ir tarptautinį valdysenos projekto viso peržiūrą. Tai, sakyčiau, čia buvo didžiausi mano indėliai iki šiol, kur aš tikrai jaučiau labai aiškę eilutę, kiek aš prisidėjau prie Lietuvos biudžeto. Aiškus darbas. Koks jūsų darbas, kurį malonu prisiminti svarbiausias? Turbūt tai, kad per visą nepriklausomybės laikotarpį buvau ir pilietiškai, ir politiškai aktyvi ir išgyvenau svarbiausius Lietuvos sprendimo momentus. Kiek kadencijų, atleiskit, Seime buvot? O 7 kadencijas, taip kad visi svarbiausi priimti sprendimai Lietuvos, iš kurių yra narystė Europos Sąjungoje ir NATO, taip buvo priimta. Malonu prisiminti, tuo didžiuojatės. Gerai, dabar vis dėlto trūkumas jūsų pagrindinis, nes aš suprantu, kad jūs turit atviri būti su savo rinkėjais ir, savybė arba trūkumas, kurią labiausiai norėčiau pakeisti arba kuri labiausiai netinka man šitom pareigom tautos atstovo. Irena, kokia ta savybė, kur atrodo... Kadangi tiek seniai mane pažįstat, galėtumėt pasufleruoti. Tiek nepažįstu, nežinau. Aš manyčiau, galbūt kartais tiesiog dar reikėtų didesnio atkaklumo. Šiek tiek pritrūksta atkaklumo siekiant tam. Manau, kad kartais esu per nuolaidi ir reikėtų dar labiau, nors šiaip vertinant laiko, kad aš esu pakankamai principinga. Dėkui. Dovydai, ko trūksta jūsų kraiteliai savybių? Ko trūksta, turbūt gali pasakyti aplinka, kas man pačiam kelia problemų, tai yra nuoširdumas ir empatija. Dėl šių savybių esu ne kartą nukentėjęs ir daug kartų savo žadėjęs, kad būsiu kitoks, bandysiu būti kitoks, bet vis nesigauna. Tai mano didžiausia problema yra tai, kad aš negaliu kalbėti apie tai, kuom netikiu. Andriejau. Šiaip iš esmės tai irgi, kaip ir minėjo oponentas, tai galbūt kiti aplinkiniai galėtų pasakyti, žinau iš draugų tarpo kategoriškumas, nebent būtų vienas iš tokių. Per daug kategoriškas kartais. Taip, kartais, bet svarbiausia sugebėti tai pripažinti ir įvertinus sugebėti atsiprašyti. Bet tai mes būtumėm puikiai komanda. Visą sudėjus ir kategoriškumą ir... Dėl komandos, jeigu bus klausimas, tai esmė tame, jeigu partijos patys tikslai, jie neprieštarauja vieni kitiems, kas čia žino. Taip, bičiulės ir bičiuliai, vis dėlto iš to, ką jūs pasakėt, aišku, ir savo programas labai lakoniškai pristatėt, bet būsiu dar toks kategoriškesnis šiuo atveju. Pasakykit, jeigu jums likimas leistų šiandien išspręsti vieną Lietuvos problemą, bet tik vieną, nes matot, ne 33, kurios čia yra svarbiausios, ką jūs, Andriejau, pasirinktumėt kaip pačią kertinę Lietuvos problemą, kuriai šiandien labiausiai reikia sprendimo? Visi girdim, kad mes siekiam tapti gerovės valstybę, bet tai visas ir tėra siekiamybė. Bent jau priartinti iki to, jau nežinau, gal tai skambės lakoniškai, bet vis viena reiktų kažkaip gerinti tą visom prasmėm gyvenimo kokybę žmonėm, vertinant visus žmonės, jų neskirstant nei pagal regionus kaip šiuo metu, nei kitose srityse. Manau, kad šitą galėčiau... Kas jums gerovės valstybė pirmiausiai? Tai aplamai galimybė pilnavertiškai gyventi, turėti kokybiškas paslaugas medicinoje, moksluose, sakykime, visuose srityse, bent jau neprastesnės negu aplinkinių kaimynų, kitų šalių. Kokia pasaulio šalis panašiausiai gerovės valstybė jums? Žinokit, dabar taip... Negalėčiau išskirti. Kur mieliausia norėtumėt gyventi, jeigu ne Lietuvoje? Jeigu ne Lietuvoje,
Nemačiau šio klausimų, negalėčiau taip spontaniškai atsakyti. Tikrai niekada nebuvau išvykęs niekur kitur uždarbiauti, neturiu su kuo lyginti. Paprasčiausiai. Ir manau, kad mane tenkina viskas taip, bet, kaip sakau, visada ta siekėmybė, jinai visada reikia siekti kažko aukščiau. Mielas Dovydai, tas pats klausimas. Burtų lazdeliai jūsų rankas, mikrofonas ir vienas burtininko žodis, ką sprendžiam. Vienareikšmiškai, kaip ir minėjau anksčiau, tai būtų demografinė problema. Mano nuomonė, tai yra šakninė ne tik mūsų šalies, bet ir galima pasakyti visos Europos problema arba viso vakarų pasaulio problema. Ir jeigu man būtų suteikta tokia privilegija įspręsti šią problemą, tai spręsčiau šią problemą. Problema su šia problema yra ta, kad niekas kol kas iki šiol neatrado stebuklingo rakto, kuris šią problemą spręstų, nes jinai susideda ne tik iš ekonominių ir socialinių dalykų, bet taip pat ir iš kultūrinių. Ir šiai dienai Lietuvoje, kaip ir vakarų Europoje, turėti vaikų arba turėti daug vaikų paprasčiausiai yra nemadinga, nepopuliaru. Tai jeigu aš galėčiau išspręsti vieną problemą, tik tai vieną, mano nuomonė tai yra šakninė. Nes po 50-60 metų visos problemos, kurias mes čia spręsime, ekonominės, kultūrinės, jos nebebus svarbios, nes nebebus šito šalia kam gyventi. Gal atvažiuos, čia dabar atvažiuoja nemažai atvykstančių, žinot, kai mokiausi universitete, dėstytojas sakydavo, kad demografija yra socialinių problemų mama. Jeigu nori pamatyti, kokios valstybėje bus socialinės problemos, tai pasižiūrėkit demografijos skaičius ir labai aiškiai matosi, nes prieš 30 metų Lietuvoje gimdavo plius minus 60 tūkstančių vaikų, šiemet pernai tiksliau gimė apie 20 tūkstančių, minus 3 kartai. Tai yra daug. Gerai, kaip savo pavyzdžių sprendžiat? Atidaręs fabrikėlį, intensyviai bandom. Kiek šeimynos, jeigu taip? Dar nespėjom, susitokėm prieš metus, praeitą sekmadienį turėjom bažnytinę santuoką, tai dabar tikimės susilaukti gausios šeimos. Pasižadėjot viešai. Irena, kokią už ragų imat jūs problemą spręsti, jeigu tik vieną galima? Žiūrint į ateitį, perspektyvą būtina išspręsti mūsų švietimo klausimus, kokybės ir kad nebūtų tokių, kabutėse, stebuklų, kokie vyksta dabar. Ir tai spręstų ir regioninės problemas, ir kokybės, ir tai būtų gerovės valstybės vienas iš aspektų. Ir žinoma, socialinė atskirtis. Deja, jinai buvo Skvernelio vyriausybės metu, prieš 4 metų turėjo tendenciją kaip ir mažėti. Reiškia, stabilizavosi, nebuvo augimo, deja, ryšim su kainų kilimu, su infliacija ir kitais negatyviais reiškiniais turi tendenciją vėl jinai ryškėti. Tai būtų 2 pagrindinės problemos tam, kad tikrai ne tik jaunimas, bet ir visa visuomenė pajustų, kad mes žygiuojam tvirtai į gerovės valstybę. Turit klausimų vienas kitam, jeigu turit, dabar yra galimybė užduoti klausimą savo debatų. Čia bičiuliai konkurentui, kaip nori, taip vertinkit, bet ar turit tokį klausimą, kuris jums rūpi, iš tų žmonių, kurie čia sėdi, norėtume tiesiai šviesiai į akis jam užduoti? Jeigu turit, prašau. Tai paminėta švietimo problema, mano nuomonė, tai yra antra problema po demografijos. Jinai yra labai aktuali, bet reikia spręsti pirmą problemą, kad būtų ką lavinti. Tai šitoje vietoje mes turėjome irgi labai daug diskusijų. Kaip tą mūsų mokyklų bendrą kokybę pagerinti. Čia vieni sako, imkit Suomių pavyzdį. Dabar aš pats ir domėjausi Estijos pavyzdžių, kaip ten veikia mokyklos Taline, kaip jos yra restruktūrizuotos. Tai gal klausimas tiesiog pasidalinti idėjomis, kaip jūs manot, kaip tą reiktų daryti. Problema yra tikrai užleista ir gili. Švietimas buvo visą laiką reformuojamas ir niekada nė viena reforma nebuvo baigta. Asmeniškai aš ir pati dirbusi švietimo sistemoje, nes atėjau į politiką iš akademinės visuomenės, iš universiteto. Ir tai, kas vyksta, aš esu nustebusi, kad šiandien, švietimo ministerija nesugeba išspręsti tokio klausimo kaip vadovėlių laiko atspausdinimas, pateikimas. Akivaizdu yra, kad švietimo ministerijai personale trūksta šiuolaikinių vadybinių gebėjimų, matymo perspektyvos, truputėlį į priekį, žinant į tai, kad labai sparčiai žygiuoja ir jau informacinės technologijos nenaujiena, ir kalbam apie žinių ekonomiką, ir pasijungia dirbtinis intelektas.
Ir visa tai reikalauja irgi nestandartinių priemonių. Gerai. Dar norėčiau pridurti, žinoma, mokytojas. Tai, kad turėjo iki 25 metų pakeltis prestižą mokytoją, to nėra padaryta, nėra sukurta kvalifikavimo sistema, kad mokytojas jaustųsi atėjęs ne vienai dienai, kad tai bus jo profesija visam gyvenimui. Dėkui. Ar turit klausimų kažkuriam iš čia esančių konkurentų jūsų? Apie demografiją norėčiau lygtai ir plačiai, bet kokias matytumėt konkrečias priemonės demografijos klausimui? Kaip minėjau, stebuklingo recepto nėra ir kažkokiu vienu receptu vadovautis neturime aiškaus pavyzdžio. Ką mes siūlome, tai siūlome 3 vaikų politiką Lietuvoje, reiškia, kad šeimą sudarytų 3 vaikai. Gimus 3 vaikeliui, mamai, būtų pridamas priedas 300 eurų prie NPD. Ir tas priedas jisai galiotų mamai visą gyvenimą, ar tai jinai netektų darbo, ar būtų šeimos skyrybos. Mama šitą priedą visuomet turėtų, kuris būtų indeksuojamas pagal biudžeto galimybės. Kita tema, kuri mano nuomonė yra labai svarbi, tai motinystės atostogos. Ką mes siūlome? Mes siūlome panaikinti tokį terminą kaip motinystės atostogos, nes tai nėra atostogos. Mes siūlome šį laikotarpį įtraukti į pensinio amžiaus skaičiavimą. Trečias dalykas, tai žinoma yra būsto problema jauniems žmonėms, kurie ketina susilaukti vaikų ir turėti didinti savo šeimas. Tai šią problemą taip pat siūlome spręsti tiek municipalinio būsto steigimu, kad reiškia jaunom šeimom nereiktų imti paskolų iš bankų. Taip pat svarstytumėm PVM netaikymą šeimoms įsigijant pirmą būstą ir taipogi įvairias lengvatas. Gerai, toks sprendimo kelias. Ar turit klausimų kažkuriam iš čia esančių? Taip, turiu. Tas pats dėl tos demografijos nuskambėjo gan gražiai viskas, kad mamom tas priedas, bet nepamirškim tai, kad ne vien mamos užaugina vaikus ir būna situacijų, kad vienas tėvelis augina. Tai jūsų tas įstatymas truputį prasirengtų su logika. Mama neaugins, gaus priedą už tai, kad pagimdė, o tėvelis nieko negaus. Tai gal reikia truputį tobulinti? Tobulinti reiktų viską ir tam nėra ribų. Čia jūsų geras momentas paminėtas iš tikrųjų. Tokiu atveju, jeigu mama oficialiai atsisako arba neaugina vaikų, žinoma, šitie priedai ir visi kiti lengvatų tarifai bei visos kitos lengvatos turėtų pereiti tam žmogui, kuris tos vaikus augina. Na, kadangi šiek tiek pasikalbėjom apie švietimą, kaip matot sprendimus švietime, jūsų pozicija, Andrėjau, nuo jūsų į įtraukųjį švietimą. Priminsiu, nuo šių metų rugsėjo 1 įvesta tvarka, kai vardan vaiko gerovės, jeigu taip nusprendžiama, specialių poreikių turintis vaikai turėtų keli vaikai mokytis bendroje klasėje. Jūs už ar prieš? Čia vienareikšmiškai pasakyti tikrai negalima. Suprantat situacijas, baisu, kad nesusidarytų tokia situacija, kad dėl 1, 2, 3 vaikų nukentėtų visų kitų vaikų interesai. Taip, jas spręsti būtina, tačiau tiek viešoje erdvėje matosi, tiek visur mokyklos dar tam nepasirengusios. Šiandien dienai tikrai yra tik po vieną mokytoją ir jeigu tas mokytojas susijims tuo vienu vaiku, nepamirškim tai, kad vaikai irgi yra gudrus. Atsiradus klasiai tokiam vaikui, kiti draugai išprovokuos, kad ugdymo procesą nutraukti, tą vaiką pasielgti netinkamai. Ir tai jūs labiau skeptikas esate šitos? Taip, aš manau, kad nuo to galėtų šiai dienai tikrai nepasirengę. Ateityje tai pilnai išanalizavus, pasirengus, tai reikėtų atlikti, bet šiandien dienai tai tikrai nėra tam pasirinkta. Dovydai? Iš tiesų manau, kad ši reforma buvo įgyvendinta paskubomis, neįvertinus visų už ir prieš. Dėmesio, Skandinavijoje šitas modelis yra grąžinamas atgal, yra steigiamos atgal grįžtamas prie specifinio ugdymo ir bendraujant su rinkėjais, neseniai teko girdėti atvejį, kaip vienai mergaitei buvo akis išdurta. Tai reiktų labai atsargiai kalbėti apie šitą temą ir poreikiai turi būti atsižvelgiama ne tik į specialius poreikius turinčius vaikus, bet ir visos klasės likusius reiškia vaikus, kurie taip pat turi savų interesų ir taip pat yra tėveliams svarbus augimas. Nes ką mes darom tokią sistemą stumdami buldozeriu?
mes skatinam privačių mokyklų steigimą. Tada tėvai pasiema vaikus ir išeina į privačias mokyklas, kur privačios mokyklos tokios prievolės neturi. Nu, švietimo ministerija man sako, kad ir jos turi tą prievolę, bet kaip ten viskas atrodo praktiškai. Pažiūrėkit, kiek privačiose mokyklose yra tokių vaikų. Aš, kaip ir minėjau, aš už integraciją, bet ta integracija neturi būti daroma kitų sąskaita. Reiškia, mes turim geriausius skatinti būti geriausiais, o kitais, kurie galbūt turi kitų spec poreikių, jais deramai pasirūpinti. Tai jeigu aš tiksliai supratau ir jūsų abiejų panaši pozicija, kad klasės interesai, bendras klimatas klasiai svarbiau negu vieno vaiko įtraukimas. Taip, manyčiau, kad taip. Irena Šiaulienė. Tai nėra vakarykštė problema, arba šiandienos problema, tai yra priimtas įstatymas praeitoj kadencijoje. Buvo laiko ir kada jis buvo priiminėjamas, akivaizdžiai buvo aišku, kad tai nebus paprastai gyvendinti. Ir neužtenka vien skambių lozungų, kad jeigu dabar neintegruosim, tai paskui reikės integruoti ir kad integracija yra sudėtingas. Aš manau, kad niekas šioje studijoje nėra prieš tokių vaikų įtraukimą ir ugdymą bendrai, bet kiekvienas vaikas yra individualus, jo problema yra individuali ir tai, kad trūksta specialiojo ugdymo pedagogų, mokytojų padėjėjų šiandien, nekalbant apie tai, kaip apskritai mokytojų trūksta per 600. Manyčiau, kad šturmų nereikėtų to daryti ir nereikėtų atsisakyti, kad paskui nereikėtų grįžti kaip Skandinavijoje, atsisakyti specialiojo ugdymo institucijų. Jos atsirado ne šiaip savo. Ir norint tobulinti mūsų visuomenę ir sudaryti sąlygas, įtraukti vaikams, kurie tikrai turi nedidelius sutrikimus, tai kad jie eitų anksčiau ir kad vaikai mūsų susipažintų, tai yra būtina, bet tam turi būti ir mokykla pasiruošus. Tikrai mokytojas atėjęs į klasę, jis turi turėti visus įrankius, pagalbininkus, kad vardan vieno vaiko nekentėtų visų vaikų ugdymas. Čia dar pratęsiant kolegės mintį, mano pačioje šeimoje yra pas mus vaikas turintis specifinių poreikių ir ši sistema iš tikrųjų kelia daug problemų ir patiem tėveliam, to vaiko tėveliam. Tai čia tai, kad mes galvojam, kad sukursim tokią sistemą ir jinai padės tiem tėvam, padės tiem vaikam, tai veda prie to, kad iš tikrųjų keliam papildomų rūpesčių, papildomų sunkumų ir niekam iš esmės nepadedam, o tik apsunkinam. Ir pačiam vaikui tokiam yra iššūkis. Ir tėveliam taip pat. Ir tėveliam taip pat. Ir ne tik šio vaiko, bet ir kitų vaikų, nes jie turi sugebėti paaiškinti tam vaikui, kodėl, kas, kaip. Reikia čia dirbti dar ir su tėvais. Tėvai į šį procesą iš vis nėra įtraukiami. Gerai, tai iš esmės jūs sutarėt neskubėt su šitu traukiniu ir, sakykime, kažkaip minkščiau daryti, nes čia labai daug visokių galima problemų prisigimdyti. Vis dėlto, mano klausimas būtų, gal toks lengvesnis, pratęsiant Ireną nuo jūsų, mano didžiausias autoritetas Lietuvos politikoje. Vardas, pavardė. Žinoma, Česlovas Juršėnas. Ir, vienu sakiniu, kodėl, už ką? Tiesiog dėl savo profesionalumo ir pasirengimo politikai. Vieną meilę paminėjo, ponia. Jūsų meilė ar? Valdas Adamkus vienareikšmiškai. Ir argumentai? Todėl, kad jo buvo kažkada pasakyti, daug dėl ko, bet cituojant, iliustruojant, kodėl jo buvo pasakyta, kad stipri valstybė tai nėra stipri valdžia, kuri primeta savo valią žmonėms ir juos gniaužia. Stipri valstybė yra laisva visuomenė, kurianti visuomenė, kuri sugeba susitarti ir priimti visiems bendrai naudingus sprendimus. Andrėjau? Irgi jau paminėtas tas asmuo ir visi dabar mes dalyvaujam tokioj, sakykime, toj priešrinkiminėje kompanijoje. Žinau, ką renku, yra tokia platforma, buvo lygiai tas pats klausimas užduotas. Taip pat atsakiau Valdas Adamkus ir manau, kad šio asmens diplomatija ir garbingumas yra pavydėtinas pavyzdys. Tiek jam būnant prezidentu tikrai buvo įvairiausių konfliktų su vyriausybė, sakykime, bet jų mes visi nematėm. Ne taip, kas dabar viešai yra, viešoje erdvėje iškyla tokie klausimai. Šis žmogus nesileido iki tokio lygio, kad tai, sakykime, man labai oponuoja jo
Diplomatija ir garbingumas. Ko labiausiai nemėgstate Lietuvos politiko jūs vienu sakiniu? Galima asmenį, galima savybę, galima kažkokį trūkumą. Neatsakingumo, paviršutiniško problemų sprendimo. Ir, kaip sakant, ir dažnai politikoje yra toks terminas sudegintų tiltų politika. Neišdiskutuotas sprendimas padarytas, maždaug įkalėm vieni, o kad už tos vienies visi eidami klius ir tai kliudys toliau, bet šitos atsakomybės man dėja stokojama. Lietuvos politikoje ko labiausiai trūksta? Asmeninės atsakomybės ir noro, iš tikrųjų noro sunkių darbų įgyvendinti dalykus, nes su kuo teko pačiam susidurti, kaip minėjau, turėjau ir pozicijų, kur dažnai tekdavo bendrauti tiek su ministerijom, tiek su vyriausybė, tiek su tuo pačiu Seimu, ar ne. Labiausiai, kas man kliūdavo, tai ta vadinama feisbukinė politika, kai kažką biškį padaro, eina fotografuojasi, deda į Facebooką, bet iš tikrųjų esminiai problemos neįsprendžia. Tai va tas, toks sakyčiau, politikų alergija esminiam ilgalaikiam klausimų sprendimam. Mane šitas labiausiai. Andrėjau? Neveltui minėjau garbingumą. Šiaip daug politikų prieš rinkimus prisižada viską, elgtis garbingai, tačiau šito labai trūksta, ypač šioj kadencijai buvo aiškiai matyti, kad jų pažadai prasilenkia su realybė paprasčiausiai ir gebėjimo pripažinti klydus. Bet žiūrėkit, jie pripažįsta, jie prašo pratęsimo, nes turi neįgyvendintų darbų. Tai jie turėjo 4 metus tam. Bet tai jeigu ir per šiuos ateinančius 4 neįgyvendins, dar prašys ir to pasitikėjimo mandato, tai ribos kažkokios yra. Bet čia tada yra kitas esminis klausimas, ką mes irgi diskutuojam ir viduje su partijos kolegom, ar 4 metai Seimo kadencija iš tikrųjų yra pakankamas terminas politikam padaryti tam tikrus darbus, kad jie galėtų apeliuoti jų pratęsimą. Ar nemanot, kad, pavyzdžiui, 5 metų kadencija būtų daug labiau reikalinga negu 4 metų? Tikrai nemanau, nepamirškim tai, kad politikai ateina dirbti ne savo. Jie ateina dirbti tautai. Patys kalbėjote, tęstinumas. Visų darbų turi būti tęstinumas. Ir nesvarbu, kas bus valdžioje, kairieji ar dešinieji. Tęstinumas yra viso šito pagrindas. Kaip 5 metų, 4, ką pasakysi? Ne, man atrodo, kad užtenka 4 metų, jeigu yra pasirengusi komanda ir sutelktai dirba, ne taip kaip ši koalicija, aš buvau nustebus išgirdus, kad nėra net pasitarimo, aš nežinau, koks gali būti bendras darbas kartu valdančios daugumos, jeigu net nesitaria ir nediskutuoja ir paskui reikia viešai aiškintis, kas labiau teisus, kas daugiau turi argumentų. Tai yra tiesiog nepriimtina ir sutinku su kolega, tada, jeigu bus tos diskusijos, kadangi dirbam visi vardan Lietuvos, tada užtikrinsim tęstinumą, o nežiūrėsim, kaip įkalti savo vinį, kad galėtumėm pasakyti, čia mūsų idėja, mes tiek padarėm, o toliau žudykitės, jeigu jinai yra nesėkminga. Visi nepamiršim, kai buvo pasakyta vyriausybės vadovas. Išsirinko, tai dabar kentėkit. Tai jūs nesutinkat su šitą poziciją, kad jeigu išrinko, pavyzdžiui, jūs 4 metam, tai po 4 vėl galės. Tai žmonės rinko ne tam, kad kentėt. Tam, kad tie politikai įgavę žmonių pasitikėjimą dirbtų tų žmonių labui, o ne kad jie kentėtų. Reikia girdėti politikui, ką visuomenė jausti pulsą, nes tikrai tu, kaip ir gydytojas, politikas yra, pirmas principas jo yra nepakenk savo sprendimu, nekiršink visuomenės. Aš irgi pritarčiau, manau, kad labai trumpai, kad pastarųjų metų, sakykime, mūsų politikos veikla dėja vis labiau ir labiau tolsta nuo žmonių. Nors yra sudaromas tokia dūmų uždanga, kad mes čia sprendžiam, mes artėjam prie jūsų, mums rūpi, bet iš tikrųjų taip nėra. Ir visi mes tą suprantam. Kad neužmirštų mūsų žiūrovai po pusvalandžio, ką mes čia turim studijoje, VRK debatuose Lietuvos regionų partiją atstovaujantį Andrėjų Bičkovą, Dovydą Palaimą, Laisvės ir teisingumo kandidatą ir Ireną Šiaulienę, vardan Lietuvos demokratų sąjungą. Kaip vertinat žmonės, kurie keičia partijas? Ar jais galima pasitikėti?
Ir ar esat pakeitę partijų savo karjeros? Šiaip tai pirmoji mano partija, tikiuosi ir paskutinė, vieninteliu atveju pateisinu, tikrai tas žmogus, suprantat, partijų pozicijos keičiasi. Tai jeigu ideologija pasikeičia kardinaliai, su viena ideologija partija ėjo į rinkimus, sudarydami koaliciją, sudarė su tokia partija sąjunga, kad ideologija keičiasi kardinaliai. Tai tada pateisinat, kad gali išeiti. Tokiu atveju, tai aš manau irgi, jeigu tai neatitinka mano dorovės principam, moralės principam. Supratam, aiški pozicija. Dovydai, jūsų pozicija į partijų keitimą kokia? Neigiama, bet vėlgi, ką minėjo kolega, kad jeigu išsiskiria partijos pozicija su tavo asmeninė pozicija, reiškia tavo vertybės nepasikeitė, o partijos pasikeitė, tokiu atveju, aš manau, tai nėra labai blogas dalykas ir kaip pavyzdį aš galiu pasakyti save paminėti. Aš esu ilgametis liberalų sąjūdžio narys ir šią dieną, kaip žinote, esu Laisvės ir teisingumo narys. Kodėl? Mano širdėje yra liberalios vertybės. Aš esu už laisvą žmogų, už kuriantį žmogų. Tačiau aš taip pat esu ir krikščionis. Ir mano nuomonė, šeima yra sudaroma tarp vyro ir moters. Aš ne prieš partnerystę, gerai, viskas tvarkoju, viskas suprantu. Bet šeima yra sudaroma tarp vyro ir moters. Ir šiuo atveju aš atstovauju konservatyvių liberalų flangą, kurios ideologija šią dieną atstovauja dešiniosios centro, atstovauja Laisvė ir teisingumas. Pakalbėsim apie partnerystę atskirai truputį, kad išryškintų pozicijos jūsų visų aiškiau, bet čia taip atsiduso Irena, kaip apie partijos keitimą pradėjau kalbėti, ką tas atodusis jūsų reiškia. Reiškia tai, kad aš tikrai negalvojau, jog teks susidurti man su tokiu iššūkiu, nors aš savo praeities neišsižadu. Aš dalyvau sąmoningai ir sąžiningai. Deja, įvykę procesai pačioj partijoje privertė keisti partiškumą, nenorint, tiesiog savęs išduoti arba būti prisitaikius. Ir atėjau aš į kitą besiformuojančią komandą, kuri man buvo žinoma. Taip pat kolegų yra iš praeitos kadencijos, mes kartu darėm. Mūsų matymas Lietuvos raidos, jos visuomenės problemų sprendimas yra identiškas. Taip kad ta prasme aš kažkokio ypatingo lūžio nepatyriau, bet deja partiją teko pakeisti. Taip, kadangi jau čia Dovydas užsuko šitą setą klausimų, tai tiesiai šviesiai, žinot, neviniojant, gerbėt savo rinkėjus, rinkėjai mėgsta žmonės, kurie tiesiai pasako, ką jie galvoja, tai Irena, nuo jūsų partnerystės esat Seimo narė ar Seimo narys. Reikia balsuoti dėl vienos lyties partnerystės, kas dabar matom klausimas Seime irgi pakibęs. Kaip balsuojat? Tai yra kultūrinis šokas Lietuvoje. Visuomenė, visos apklausos rodo. Mūsų partijoje taip pat buvo atlikta apklausa, 2/3 nepalaiko. Todėl frakcija balsuoja, reiškia, laisvai. Kaip jūs asmeniškai balsuosit? Aš asmeniškai reikėtų žiūrėti redakciją partnerystės įstatymo, kaip ten yra su šeima. Ar tai šeima ar ne. Šiaip aš manyčiau, kad partnerystės klausimus reikėtų išspręsti. Ten, kur yra žmogaus teisės, kur turto valdymas, sveikatos klausimai, visa kita. Gerai, šeima tai ar ne šeima žmonių, kurie vienos lyties jūsų? Deja, ne. Ne šeima. Ne. Bet įspręsti reikia. Bet įteisint partnerystę, nes partnerystė yra ne tik tarp tos pačios lyties. Mes turim visuomenėje, kur žmonės gyvena. Ir tai, kad iki šiol, nors civilinis kodeksas ir numato, nėra įstatymo, tai nėra gerai. Bet taip, kaip jis yra stumiamas šiandien ir kaip jis yra pateikiamas, štai kodėl, reiškia, nesusilaukia. Čia yra daugiau, kaip sakoma, įvaizdis, kaip mes kovojam, bet tuo pačiu rezultato nėra. Negali būti šitokiais klausimais, buldozerių šitie klausimai stumiami. Andrėjau, jūsų pozicija aiški. Aš prisistatant nepaminėjau, šiaip esu teisininkas. Ir konstitucijoje yra vienareiškiškai įvardinta, kad šeima yra vyras ir moteris. Ir čia nepasakysiu stebuklo, 20-30 metų atgal
Mes kitų lyčių net nežinojom. Tikrai. Dabar turim 7-2 berods, ne? Nu, ten socialinės įsivaizduoju, kaip taip sugalvota. Esmė tame, kad tiek buvome mokoma. Fizinės nežinom, kiek yra lyčių. Buvau mokomas. Kitokių lyčių nebuvo. Aš irgi, kaip ir dabartinis jaunimas, einu į mokyklą, kodėl jam brukama tai papildoma kažkokia ideologija, dar kažkas man nesuvokiama. Vyras ir moteris. Ir tai yra neginčitina, tai sukurta gamtos, tai man nesuvokiama iš vis kitokia savoka šeimos. Čia man Arūnas Valinskas prieš 2 dienas pasakojo tokią istoriją, jis buvo Norvegijoje ir ten mokykloje per mokytojų dieną vaikų gėjų paradas bus organizuojamas. Tai mano klausimas jums tiesiai šviesiai, jeigu jūsų vaikam tai būtų, leidžiat ar neleidžiat tą dieną į mokyklą jūs? Vienareikšmiškai ne. Aš manau, kad jeigu šeimo apie tai diskutuojam, vaikas pats priims sprendimą. Vaikas apsispręs. Tikrai apsispręs. Dovydai, jūs jau čia apie tai šiek tiek plačiau pasakojat, bet dar trumpai pozicijai. Žinot, partnerystės klausimas yra vienas. Yra dar Stambulo konvencija, kurią visi manipuliuoja, bet turbūt jie net neskaitė Stambulo konvencijos ir nežino, ko ten prirašyta. Ar aš leisčiau vaiką mokyklinį tokį į gėjų paradą, turbūt, kol jam nesukako 18 metų ir jis gyvena mano namuose ir jis valgo mano maistą, sėdi prie mano stalo, gerbia mane ir mamą, turbūt, kad ne. O kas tame blogo? Nieko tame blogo. Tame aš nematau nieko blogo. Jeigu jisai norės, jisai gali daryti, ką nori. Bet mano giliu įsitikinimu šeima yra tarp vyro ir moters. Partnerystės klausimas, kurį čia aptarinėjom. Taip, partnerystė turi būti teisinė, čia yra labai daug teisinių dalykų neįspręstų. Vienos lyties partnerystė, sako. Jo, bet dabar pažiūrėkit, kad čia mes kalbam taip labai ribotai, bet jeigu pasidomėtumėm to klausimu, čia Britanijoje neseniai mergina ištekėjo už vaiduoklio, ten Amerikoje žmogus ištekėjo pats už savęs. Tai prie ko veda visą tai? Kur ribos? Ir kaip tai prisidės prie mūsų šalies demografijos sprendimo, kai aš apvesiu pats save. Ir dar prie viso to, kas pasakyta, ir dėl Stambulo konvencijos, kodėl užstrigo iš esmės kita lytiškumo samprata, įvesta gender. Ir visiškai yra eliminuota biologinė lytis. Jinai laikoma nesvarbia. Ir viena, ką gali sau leisti didelės nacijos, visai kas kita, kai mes kalbam apie lietuvių tautą, kuri nėra. Ir skaitlinga labai, nesvarbu, kad mes skaičiuojam su visais lietuviais pasklidusiais po pasaulį 4 milijonus, vis tik tai per didelė ištaiga būtų Lietuvai, kad mūsų jaunimas nebegimdytų, nebeskirtų arba laikytų, kad tai maždaug vaikus auginti nėra ekologiška. Reiškia, tokių idėjų ir, drįsčiau sakyti, ad absurdum, reiškia, jų skleidimas ir maždaug, kad tai čia yra ir progresas, ir pažanga, yra perversijos. Ir tiesiog jomis žavėtis nereikėtų. Aš dar papildysiu šiek tiek, labai įdomi tema. Ir aš vieną momentą. Žinot, dar ką pasakysiu, draudimais šitoj vietoj mes nieko nelaimėsim. Pasaulis eina, kur eina. Taip yra. Tai jeigu mes drausim, mes tik kelsime interesą. Ir dabar, kaip sako, gėjų paradai, ar ne, ten draus. Ne, nedraus, tegul eina. Bet lygiai taip pat gali eiti ožkų augintojai, labradoro augintojai, krikščionišką religiją išpažįstantys žmonės, islamą, visi tada turim vienodas teisės ir visi einam. Ir nereikia iš to daryti kažkokio šou, nes dabar jau nieks nieko nebedraudžia. Tai aš esu prieš draudimus, tačiau esu prieš tą buldozerį, kurį jūs minėjot. Ir prieš visą tą mašineriją. Va tas dalykas man labiausiai, sakykime, glumina. Trumpai. Ir dar vienas momentas, nepamirškit, kad tai kelia labai didelį susipriešinimą. Ir tai neigiamai atsiliepia visoms rytim. Bičiuliai, 15 minutėlių iki debatų pabaigos. Aš labai noriu dar porą klausimų palies, nes jie yra labai reikšmingi mūsų valstybei, mūsų visuomeniai. Ir Andrėjau, nuo jūsų pradėkim. Krašto apsaugos finansavimas. Žinot, kontekstas čia nepasakosiu labai ilgai, bet 3,5–4% didinimas iki kiek, ar apskritai reikia sustoti, kiek dabar yra? Aplamai aš manau, kad šiai dienai yra ta riba pakankamai aukšta. Tarptautinius įsipareigojimus mūsų valstybė vykdo ir netgi manau, kad jie tikrai
visi matėm viešoje erdvėje, esam 4. iš ES valstybių pagal finansavimą, to pakanka, tik tai reikia tinkamai ir kad, sakykime, tos finansus savo srities specialistai. Tai sustoties 3%, 3,2 regi šiemet. Ne, sustot gal čia būtų per skambiai pasakyta, pinigų reikia skirti tiek, kiek pakaktų, bet jie turi būti panaudoti tinkamai. Nežinau, gal čia mano asmeninė pozicija, dabar visi girdėjom, buvo išleista 900 000 brošiūrėlių. Jūs jas matėt? Aš nemačiau. Kam išleisti tie pinigai? Reikia atsakingai išleisti. Yra prioritetai, tai turi leisti ne politikai, yra tos ryties specialistai, kurie turi įvertinti ir aš manau, tą, ką mes skiriam, tikrai pakaks tai gynybai. Gerai, aš manau, kad ten ir leidžia, ne politikai tas brošiūrėlės, bet tiek to, pozicija jūsų tokia, jūsų aiški, Dovydai, pozicija dėl krašto apsaugos finansavimo. Aš manau, kad reikia didinti ženkliai. Kodėl? Ką parodė Ukrainos pavyzdys ir ką rodo verslo pavyzdys, gyvenimo pavyzdžiai, kuriuos aš pats patyriau gyvenime. Jeigu tu pats neparodysi, kad gebi pasirūpinti savim, pagalbos nesulauks. Pagalba ateina tada, kai kiti patiki, kad tu gali. Tai čia yra pirmas momentas. Antras momentas, taip, mes esame NATO alijanso nariai ir čia vienareikšmiškai mūsų buvimas alijanse turi būti stiprinamas, mes turim užsiminėti advokatavimu, esame maža valstybė, tai mums yra be galo reikalinga. Einant dar toliau, aš manau, kad reiktų įkurti bendras ES pajėgas ir tai visų pirma turėtų būti pradedama daryti nuo gynybos pramonės bendros kūrimo, nuo bendrų ginkluotės pirkimų ir nuo bendros oro apsaugos. Mano nuomonė tai yra... Žodžiu, gynybai pinigų negailėtumėt ir sakot, reiktų ryškiau didinti. Tai žinot, čia nereikia gąsdinti žmonių baubais, kaip dabar daroma. Čia politikai nereikia to daryti. Mes atbaidom investuotojus. Mūsų šaliai tai yra gyvybiškai svarbu. Nereikia to daryti. Bet patys savimi pasirūpinti mes tikrai turime. Ir aš dar daugiau einant, aš pasisakau už galbūt ne copy-paste visiškai, nes tai nebūtų visiškai deramai priimtina, bet aš pasisakau už dalinį Izraelio gynybos modelį įgyvendinimą Lietuvoje arba Pabaltyje. Dar toliau einant, Klaipėdos kraštas. Mes gyvenam prie Kaliningrado. Mano nuomonė, Kaliningrado demilitarizacijos klausimas turi būti įtrauktas į Ukrainos ir Rusijos taikos derybų paketą. Gerai, visą paskaitą, kad neskaitytumėt, prašau, Irena, jūsų aiški pozicija dėl kamo finansavimo. Kolegos daug ką pasakė. Aš manau, kad šiuo metu jinai yra pakankama, nes matom, kad nelabai įsisavina. Net pavyzdžiui, tai, kas yra sprendžiama dėl visuotinės karinės parengties, reiškia, mes neturim, dar nesugebam, nepasirengę. Tam esam, žinoma, viskas priklauso nuo situacijos, bet visiškai pritariu, ką pasakė kolegos ir tai, kad nežiūrint ypatingos geopolitinės padėties ir biudžeto didinimo, parlamentinė kontrolė ir atskaitomybė, kaip naudojamas efektyviai lėšos, ir ne tik politikų sprendimai, bet ir tariantis su ekspertais, klausant ir kariškių nuomonės, kad ne kokius ten krokodilo dantis mes statytumėm, galbūt jų reikia, bet vėlgi tai turi būti atsakingi sprendimai. Supratau. Dar galima trumpai labai ir dar keletą klausimų. Pirmas dalykas, modernizacija. Mes šiandien dienai smarkiai atsiliekam pagal tai ir teisingai pasakė kolegė, kad reikia pirkti tai, kas šiai dienai aktualu. Privalomas šaukimas į Lietuvos kariuomenę. Už ar rezervuotai žiūrit prieš? Trumpai, Drūtai. Ir taip ir ne. Nėra čia mano supratimu vienareikšmiško atsakymo. Šiaip, reiškia, mano tėvų laikais, tai vaikinas, kuris nepraėjęs karinio parengimo, buvo nelaikomas vyru. Jis turėtų turėti. Ir mūsų dainuose, nepabuvęs kareivėlių, nebūsi geras artojėlis. Bet turint omeny tai, kaip šiandien, kokie pobūdžio karai, neužtenka vien fizinės jėgos ir bendrojo parengimo, visgi profesionali kariuomenė turi būti, nes ta pati Ukrainos patirtis štai ką liudė, galima pateikti aukščiausio lygio ginkluotę, bet jeigu nėra karys parengtas, apmokytas valdyti, kuri yra šiandien
sudėtinga dėl elektroninių sistemų ir taip toliau, imant nuo elementaraus tanko iki lėktuvo. Taip kad čia tikrai turim apie ką pagalvoti. Plus jaunimo sveikatos klausimas. Reiškia, sako, ne fiziškai tiesiog nepajėgus atliktų normatyvų. Štai apie ką reikia čia galvoti. Tiesiai šviesiai argumentas už taip. Vienareikšmiškai už privalomą. Už privalomą. Turiu omeny, kad visi Lietuvos žmonės, tiek vyrai, tiek moteris, turi turėti karinį parengimą. Tai aš pasisakau už, plus čia neseni atvejai parodė, kad ir sveikatą, dantis ten galima susidėti, ne? Tai yra vieni pliusai eiti armiją, ne visiems, implantų sudėda. Generolų pirmiau reikia būti. Žinot, juokas juokais, mūsų tauta, tiek jaunimas, tiek aš jau skaitau save vyresnio amžiaus, tiek tokie žmonės kaip aš, mes turime žinoti, ką daryti, mes turime žinoti, kaip valdyti ginklą, mes turime išmanyti pagrindinius karybos principus tam, kad netaptumėm lengvų masalų. Andriejau? Aš tai vienareikšmiškai už profesionalią kariuomenę ir tik pagrindinis vienas iš momentų, kur pasieksim visus tikslus, mūsų ir partijos pačios irgi tikslai yra skatinti patriotizmą to jaunimo. Ir mes įspręsim visas problemas. Kaip buvo minėta, pats jaunimas norės būti kariu, būti naudinga savo šaliai ir nereikės net kelti tokio klausimo. Ir tas, kas pasieks tam tikrą lygį, jaus pašaukimą, taps profesionalių karių, tikrai bus kokybiškesnis. Reikia kokybės, ne kiekybės. Čia turėtumėm atskirti du dalykus – karinį parengimą ir profesionalią kariuomenę. Tai vienareikšmiškai profesionalios kariuomenės dalis bendra mūsų saugumo, bendram paveikslė, jinai tikrai turi būti profesionalų armija, tačiau likusi visuomenės dalis jinai turi būti paruošta ir žinoti, ką daryti ir esant reikalui greitai, efektyviai integruotis į karinius veiksmus. Aš manau, kad to pakaktų dėl integracijos paruošti ir mokykloje, pradedant tą patriotizmo ugdymą, karinį parengimą, tai nebūtina atlikti karinę tarnybą. Karinę tarnybą turi vykdyti profesionalai savo srities. Niekam turbūt klausimų nekelia, kad Lietuva yra NATO narė, jūs turbūt palankiai teigiamai tai žiūrit, kad esam sąjungininkų tarpe ir aišku dabar įdomiausias dalykas yra Amerikos prezidento rinkimai. Ar jums, Andriejau, nuo jūsų pradėkim, bet labai trumpai, nebaisu dėl Trumpo? Aš manau, kad kiekvieno šalies piliečiai turi sąmoningumo įsirinkti tai, kas jiems yra. Bet nekelia baimės Trumpo, sakykim, tie pasisakymai? Pasisakymai ne visada sutampa su darbais. Aš nežinau, ko čia reikėtų bijoti, mes negalim kištis į kitos šalies užsienio politiką, aš manau. Kiekvieno šalies piliečiai turi teisę patys įsirinkti. Dovydai, kaip žiūrite Trumpą jūs? Mes ne tai, kad negalime ir neturime tam įrankių, turbūt čia mūsų kaimynai specializuojasi. Aš neklausiu, už ką balsuotumėt, bet kaip apskritai Trumpas jums patinka ar nepatinka? Aš atsakysiu labai lakoniškai ir paprastai. Mes Amerikos rinkėjų negalim pasakyti, ką išrinkti, o tai, ką išrinks, mes su tuo turėsim dirbti. Todėl, mano nuomonė, mes darom labai didžiulę klaidą. Šiai dienai eskaluodami Trumpo klausimą ir sudarydami sąlygas, kad jeigu Trumpas bus išrinktas, labai didelis klausimas, kaip jis norės priimti mūsų atstovus ir kaip jis norės dirbti su mumis. Tai aš pasisakau labai paprastai ir aiškiai. Tai, ką išrinks, su tuo ir gyvensim, su tuo ir turim dirbti. Ir ne ant vieno kandidato negalime nieko sakyti, nes tai yra ne mūsų reikalas, tai yra Amerikos tautos reikalas. Dar vienas dalykas, tiek abu kandidatus galime jų pasisakymus vertinti vienareikšmiškai ar ne vienareikšmiškai, bet iš esmės mano giliu įsitikinimu, aš pats esu politologas pagal išsilavinimą ir magistrą ir bakalaurą turiu, pats Belgijoje, Liuvene baigiau ES politiką. Mano giliu įsitikinimu, ar vienas ar kitas kandidatas bus išrinktas, pokyčiai yra neišvengiami. Čia, Irena. Nereikėtų suabsoliutinti šito klausimo. Pritariu, ką kolegos pasakė. Ir tiesiog mūsų valstybės saugumas priklauso ne tik nuo mūsų gynybinio pajėgumo, pasirengimo, bet ir nuo diplomatijos. Mes užmirštam šitą. Vienareikšmiškai. Reiškia ir ta užsienio politika,
kuris susilaukė daug priekaištų, kada mes patys įveliam, nors būdami ES nariais, vien tai, kad veiktumėm solidariai, dažnai mes tampam net savotiškų inkarų prie kojo kitom Europos šalim. Ir šitą eskalaciją klausimo, o kas bus Lietuvai, o nieko nebus mano supratimu. Tiesiog mūsų diplomatinis korpusas, ar tiek Amerikoje, ar kitoje valstybėje, turi taip dirbti, kad rastų kalbą su bet kuria politinė jėga, kuri bus toj šaly. Kito kelio nėra. Kągi, 4 minutės liko, galvoju, gal kokį įdomesnį klausimą sugalvo, taip vis prioritetai dėstot. Gerai, tas įdomesnis klausimas, tegul skamba, Dovydai, nuo jūsų pradedam ratelį. Mes valandą diskutuojam. Jūs klausot savo oponentų pozicijų. Kuris iš čia esančių jums atrodo įtikinamesnis? Už kurį balsuotumėt? Už save negalit, bet arba už Ireną, arba už Andriejų. Reiktų pagalvoti, nes turim labai daug bendrumų tiek su Andriejum, tiek su Irena. Tai vienareikšmiškai pasakyti turbūt negalėčiau ir tai būtų etiškai neteisinga. Bet kas mane džiugina šitoj diskusijoje, kad labai esminiais klausimais mes turim gan panašias pozicijas. Tai reiškia, yra vilties, kad ar mane išrinks ar neišrinks, ateis tokie žmonės, kurie iš esmės turės tą požiūrį, kuris valstybė kreips tą linkmę. Galėtume draugę dirbti. Iš esmės nematot kažkokių... Aš minėjau, aš esu labai draugiškas, neturiu problemų. Andrėjau, reiktų pasirinkti, kurį kviečiat į kompaniją alaus šiandien vakare? Paantrinsiu. Tik tai vienintelis dalykas, kad gal išsiskirtų kolegė, todėl, kad politinė patirtis irgi yra savo. Aš čia pirmą kartą dalyvauju rinkimuose, man net čia debatai yra iššūkis. Čia žmogus politologiją studijavęs, čia turintis patirties. Labai sunku būtų išskirti jaunystę, patirtis. Tai ką renkatės? Viską. Abu, taip. Tikiuosi, kad... Arba none of above. Taip. Šiuo atveju tikrai negalėčiau nei vieno išskirti. Kągi, vieną anekdotą prisiminiau apie gražius ir protingus, bet nesakysiu, laiko nėra. Dauguma žino, manau, tą. Aš manau, kad šitą užsienį palikim rinkėjams ir jie išspręs šitą dilemą. O šiaip, jeigu būtų Seime toks platus spektras sutarimų ir matymas ir nebūtų galvojama egoistiškai, kad būtinai mano pozicija turi laimėti, tai iš to laimėtų tik Lietuva. Ir čia turbūt pritarčiau Irenai, kaip stebinti šono ar ne politiką, pagrindinė dabar problema, kad iš tikrųjų niekas su niekuo nesitarė. Visi pešasi, visi tempia paklodę į savo pusę, bet bendro sprendinio nieks neieško. Mano nuomonė, nesikalbėjimas, kivirčiai, juodinimas kitų, tai yra esminė šio Seimo problema. Kaip su humoro jausmu, bičiuliai ir bičiulės? Manau, kad puikus. Nesvetimas. O dabar bus įžeidinėjimas. Gal kokį trumpą anekdotą pabaigai, 1,5 minutės, kas pirmas prisimintų? Yra toks anekdotas apie demokratiją. Net nesupasakojusi eterine. Reiškia, sūnus prašo paaiškinti mamos, kas tai yra demokratija. Jis galvoja, kaip sūneliui paprašiau elementariai pasakyti. Sako, vaikeliai, įsivaizduok, kad tėvelis yra prezidentas, aš esu vyriausybė mama, o mūsų močiutė opozicija. Praeina kiek laiko, mama komandiruotėj ir sūnelis mamai rašo SMS žinutę. O pats sūnus, reiškia, yra tauta. O sako, tu būsi tauta. Žinutė prasideda taip. Tauta susirūpinusi, kad prezidentas, kol opozicija miega, artimai bendrauja su nauja vyriausybė. Turit noro trumpą tik tai, nes laikas išseko. Dabar neatsiminsiu, bet labai vakar berods mačiau marškinėlius, kurie mane labai pralinksmino. Ten, reiškia, buvo užrašas pas vaikiną už šitą man nereikia Google ir apačia šitą, nes mano žmona žino viską. Tai šitas. Gerai, kągi, šitą linksmą gaidą noriu padėkoti, priminti, kad tai buvo kandidatai Baltijos rinkimų apygardos. Žinot, čia kviečiu balsuoti už save, turbūt pabaigai galima ir suprast, kad jūs ir taip kviečiate savo pasisakymais. Aš noriu palinkėti jums sėkmės rinkimuose. Visiems, toks mano darbas. Dėkui.
Ir ačiū už tai, kad buvot, ačiū už tai, kad atėjot, atvažiavot penktadienio vakare. Mes čia šitą laidą įrašinėjom, šitą laidą darom ir ačiū visiems tiems, kurie žiūrėjo. Aš tikiuosi, kad šie debatai padėjo jums suprasti asmenybės, prioritetus, žmonės pajusti ir padaryti kokybišką pasirinkimą. Tik dar turėčiau čia pasakyti, kad šią laidą rėmė Vyriausioji rinkimų komisija, o čia dalyvavo Lietuvos regionų partijos atstovas Andrėjus Bičkovas. Taip pat su mumis Dovydas Palaima, Laisvės ir teisingumo kandidatas, ir Irena Šiaulienė, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos kandidatė jūsų apygardoj. Kągi, gerų rinkimų, iki kitų pasimatymų ir iki gražios, nežinau, popietės vakaro, kada jūs šitą laidą žiūrėsit. Iki.